kai mes kalbėjomės šiandien apie tai, kas savaitgalį įvyko Kaune, ir aš jums papasakojau, ką man Juozas Statkevičius papasakojo apie Selo Dragūno koncertą, didžiulį, ten futbolo, ne, stadionas. Naujasis didysis stadionas. Tai jūs suklusote, perklausėte, ką žmonės skandavo ir tada pasakėte, kad tai jau revoliucija. Dabar jau paaiškinkit, ką jūs turėtų meni. Na, aš tiesiog prisiminiau pirmuosius tos roko koncertus stadionuose ir čia sporto varžybės sporto rūmuose, kur būdavo, tai jaunimas išėjęs jau tada, dar, kaip sakoma, niekieno neraganamas, pradėdavo skanduoti Lietuva, Lietuva. Nu, tiesiog pasibaigė koncertas ir išeina ir visi Lietuva, Lietuva, o Vilničiai sporto rūmų per žalį tiltą eina ir šaukia Lietuva, Lietuva. Tai jau buvo aišku, kad yra subrendusi nuotaika permainom. Nu, permainos įvyko po kažkiek laiko, bet tas buvo aišku. Tai jeigu aš kaip tik buvau nusivylus, kad Lietuva tokia apatiška, bet jeigu jaunimas jau šaukia, kad nenusileiskite, nu, tai jau jie pasiruošė permainom, ką labai džiugu. Ir Kaunas kaip visada priešaky. Taip, nes ir kitas dalykas, jūs palyginot su, jūs gal ne visi žiūrovai žino, su kuo buvo tas palyginimas. Čia tas Lietuva, čia yra pati pradžia sąjūdžio, tai yra roko maršas per Lietuvą. Jūs esate jo organizatoriai, žmonės žinokite, gerieji, kas neišgyvenote sąjūdžio laikų. Tai Margarita Starkevičiūtė buvo viena iš organizatorių, būtent roko maršo per Lietuvą. Ir jūs pasidalinote visokiais prisiminimais įdomiais apie tai. Bet jums kažkaip šitos asociacijos kilo, ne? Ne, nu tai iš karto, nes jaunimas visada yra pirmas rodiklis, kad šalis pasiruošus permainam. Jeigu jaunimas jau linkęs nepasiduoti, nenusileisti, vadinasi, jau reikia permainų. Ten buvo ne tik tai jaunimo, ten buvo tiesiog susirinkę ir ten daug žmonių, kai aš parašiau apie tai, ką man Juozas Statkevičius, aš pati ten nebuvau, pasakė apie tų šūkius ir apie susirinkusią publiką, tai daug žmonių rašė po mano įrašų, kad aš ėjau ne tik dėl muzikos, arba visai ne dėl muzikos, o dėl to, kad tas žmogus buvo ujamas ir mėginamas išgrūsti laukan. Iš viešosios erdvės, iš jo mėginama buvo atimti publiką. Va dėl to ėjo, kaip prieš porą metų ėjo į Naisių festivalį dėl to, kad irgi tie patys žmonės mėgino organizuoti, kad neįvyktų Naisių vasarą. Nu, čia roko maršas gal nepalyginamas, bet buvo tas pats, buvo daug žmonių vyresnio amžiaus, kurie ateidavo, ne tiek, kad jie ten roko gerbėjai, bet tiesiog ateidavo pabūti, paprastisuoti. Nu, buvo uždrausti visi mitingai, susirinkimai tokio dydžio, taigi nebuvo galima įsivaizduoti. Tai jie bent ateidavo pabūti, kad parodyti, kad už tai, kad už laisvę, už viską. Ir ta nuotaika labai jautėsi. Tai čia 87 metai, jau ten su vėliavom 88 metais išėjo, 87 metais, nu tiesiog truputį netgi nesitikėjome kažkaip, bet paskui, kai pradėjo, taip, nu tiesiog išeina ir šaukia Lietuva, Lietuva, nu milicija ten bando kažką gaudyti, bet ten minioj sunku pagauti, labai dėkingas, kaip sakoma, laikas, nu, mūsų gazdindavo, kad uždarys, viskas, nu mes ten patylėdavom ir taip kažkaip ir tas jau kaupėsi debesys ir paskui pratrūko Lietus sąjūdžio ir nepriklausomybės. O dar pakomentuokit dar vieną momentą. Iš karto po koncerto, ten Delfis, man atrodo, taip objektyviai pateikė, kad buvo grandiosios koncertas pirmų, kad sudėjo visokių nuotraukų, bet po to pasipylė tokia, matyt, atėjo kažkoks tai, nu, lyg tai pagal kalkę, kažkas tai padiktavo tokį dalyką, kad ten visas sienas apsisiojo ir 12 žmonių iš 30 000 oficialių, kurie pirko bilietus ir ėjo. 30 000, ne? Kad apsisiojo sienas ir 12 iš tų žmonių susimušė. Tai čia standartinis, aš sakyčiau, KGB standartinis braižas, nes mums visada bandydavo prikerkti kažkokias muštynės ar kažkokius nesusitarimus. Tik tai, kad tuo metu labai jau tas muštynės buvo sunku išprovokuoti, visi labai norėjo tos laisvės ir visi stengiasi jau nieką nepakenkti, tik kad neuždarytų mūsų. Tai tas, bet čia yra standartinis dalykas. Kažkas susimušė, kažkas atėjo girtas, jų atsiusti žmonės ir visada tas pats.
Bet kai Kalnų parke vyko roko maršai, tai nusisiodavo ant tų medžių aplinkui. Ir milicininkai nieko ten blogo nesakydavo, nes ir patys įsiodavo. Nebuvogi tualetų, nei stacionarių, nei dar kokių nors Vingio parke. O kur įsiod? Vienu žodžiu, Tik vis tiek išgėręs vienas bet kitas. tokias provokacijas visą laiką darydavo tuo tikslu, kaip aš sakau, sukompromituot renginį. Kokia tai smulkmena iškeliama į pirmą planą ir padaroma, kad tai jau čia dabar kalta muzika, kaltas ten vakarai ir ten viskas ir visi, kurie ten tą muziką domisi, tai būdavo bandoma tai padaryti. Tai čia toks klasikinis metodas propagandos. Tada įvertinkit dar vieną dalyką. Pavyzdžiui, kai selas pakviečia, ne? Žmonės net moka pinigus, roko maršė nereikėdavo. Bilietai buvo, ne? Buvo bilietai. Mes dėl to ir su komjaunimu darėm, nes tik komjaunimas galėjo bilietus platinti. Čia Babravičius, kuris labai supyko, ne? Kodėl jį paėmė. Čia buvo toksai. Tada palikim ramybei. Žiūrėkit, aš... Dėl mitingų galiu dar vieną. Jeigu Rabinovičius Savukynas, jisgi tikrasis, suorganizuotų mitingą, kad išjudintų užstrigusi mirtinai parašų rinkimą, už tai, kad raginimą Grybauskaitį portalę peticijos LT niekaip nesurenka ten to norimo skaičiaus. Jeigu jisai surinktų 30 000 žmonių į mitingą, kad Grybauskaitį išsikeltų kandidatai į prezidentas. Tai ten gal irgi atsirastų 12 žmonių išgerus alaus ir pasisiojus. Gali. Bet mano klausimas yra kitas. Žiūrėkit, panašus iš tikrųjų. Panašus šiek tiek, bet ne apie šitą Savukyną. Kai kiti žmonės, kurie yra ir lyg tai opozicijos, ir lyg tai teisingus dalykus, tuos kritikuojančius valdžią sako, bet pas juos nesusirenka. Ir netgi politikus nesusirenka. O čia žiūrėkit, tai vienas atvejis, kada, pavyzdžiui, Kučinskas buvo, ne Kučinskas buvo nustumtas. Aš jau ten tų artistų nelabai atsiprašau. Estrados nelabai. Bet vienu atveju Naisius susirinko pas vieną, tarkim, pas Karbauskį, nes jį nustuminėjo. Dabar pas Selanas nustuminėjo. Ar mes turim iš viso... Iš to, man atrodo, lyderystės kažkokios tai problema tojo opozicijoje, kad negali išjudėti. O kaip roko maršė, kaip ten atsirado, iš viso, kaip sąjūdė atsirado tie, kurie paėmė vėliavą ir iškėlė labai aukštai. Nes ten irgi prasidėjo viskas. Atrodo, Arvydas dabar rašo prisiminimus, ten daug ką aš atsimenu. Juozaitis. Arvydas Juozaitis, o daug ką ten tas detalės aš ir net dabar nežinojau. Tai esmė yra tame, kad tiesiog buvo toks noras, tos kūrybinės laisvės, viskas buvo draudžiama ir kai atsirado galimybė, prasidėjo tas koncerto organizavimas ir jaunimas jau tą savo nepasitenkinimą, bet sporto varžybose jautėsi. Futbolas, tai kaip būdavo, tai iš stadiono, kai eina Žalgirio ar iš sporto rūmų, tai tiesiog minia eina ir skanduoja Lietuva. Tai jautėsi, kad jaunimas nori tos laisvės, nori didžiuotis savo šalim, nebūti ten kažkur tai užstumtas. Tai ir taip, ir nebuvo lyderio. Mes tikrai neturėjom jokio lyderio. Čia visi sako, to komanda, tiesiog buvom draugų būrys, kurie darė ir viskas. Nesakėm, tu vadovas, šis tokios minties nebuvo. Komjaunimas ten kažkokius vadovus paskyrė, jiems ten dėl paukščiukų reikėjo, bet tai tie vadovai mes, kaip sakoma, niekas paskyrė, mes net nekreipiam dėmesio. Jūs negalėjot pinigų rinkti niekaip kitaip, tik per komjaunimo. Tik per komjaunimą, nes jie gaudavo leidimus ir jie galėjo gauti leidimą, mes negalėjom ir jie galėjo parduoti bilietus. Bilietus galėdavo parduoti Filharmonija ir komjaunimas. Su Filharmonija iš viso susitarti nebuvo galima, nes jie turėjo Nerėją ir tik Nerėją propagavo ir jie konkurentų jaunų nenorėjo. Rokas neskambėjo Filharmonija. Dėl to, kad jie konkurentų nenorėjo. Kam jiems reikia konkurentų? Tai susitarėm su Vilniaus miesto, aš juk visada sakau, visi komjaunimas čia labai plati savoka. Vilniaus miesto komjaunimo komiteto kultūros skyrius. O už ekonominę dalį buvo atsakingas, kaip šiandien atsimenu, pavardė Galiaudinovas. Taip, Ženė buvo antrasis. Ženė buvo antras sekretorius Vilniaus miesto komjaunimo komiteto. Ir jis jau ten ideologijai vadovavo.
irgi roko muzikos gerbėjas, o vadovavo kultūros skyriui, nu, aš nežinau, ar Dalė, na gerai pasakysiu, Dalė Jasulaitytė, gal ne visada nori, kad ją prisiminti, bet tai Dalė Jasulaitytė kultūros ten to klubo ar skyriaus vadovė ir jinai ten viską darė. Jinai gaudavo mums tos leidimus ir tos bilietus padarydavo. O kai bilietai... O kišosi į turinį tada? Niekas ten kišosi. Niekas nesikišo. Kištis jie pradėjo daug vėliau, kai jau pasimatė, kaip sakoma, ta nauda, garsas, populiaru pasidarė, tai tada atsirado labai daug, kaip visada atsiranda daug viršininkų, kurie nori pasirodyti, kad jie čia vadovauja, kažką nuradinėti, bet mes tiesiog neklausėm. O Mamontovas ant to žaizdro kilo, ar ne? Mamontovas kilo ant Lituanikos žaizdro. Lituanika įvyko prieš Rokomašus 86 metais. Ir ten buvo toksai jaunų grupių, kurias reikėjo surasti, aš suradau tas jaunas grupės, koncertas. Ir kadangi jie neturėjo patvirtintų filharmonijos programų, tai tas koncertas įvyko dieną. Ir jis pavadintas buvo anonso. Iš tiesų buvo tikras koncertas, bet tiesiog norėjome apgauti, apeiti. Tai buvo Mamontovas Andrius su savo foje grupė. Laužo liepsna. Ir šitas Kaušpėdas. Ir Hilda Blues Band bliuzistai buvo. Nu tai va, tai tos 3 grupės dieną sugrojo ir, kaip sakoma, sekantį rytą jie atsibudo žvaigždėmis. Čia berods Kalnų parke. Ne, čia buvo vidaus reikalų rūmuose. Svarbiausia, įdomiausia, kad tam koncerte buvo labai mažai žmonių. Čia Žirmūnuose. Jo, čia labai maža salė, labai mažytė salė ir nepilnai jinai buvo, nes niekas nežinojo apie tą koncertą, taigi buvo uždrausta skelbti. Ir staiga ryte aš pabundu, telefonas skamba namuose, visi klausia, kada bus sekantis koncertas. Reiškia, gandas buvo stipresnis, įspūdis buvo toks stiprus, kad keli žmonės ten buvę ir matė realiai, papasakojo kitiem. O paskui jau tas buvo Pozniakovo kinas rudenį filmuojamas ir jau ten Mamontovą iš kariuomenės atvežė. Kaliningrado srityje. Ir tada jau Kalnų parke buvo tas vakarinis koncertas. Taip, ir Kalnų parką čia irgi, aš Dovydas ir Gintas Babravičius nuvažiavom ir išrinkom vietą, nes reikėjo surasti Pozniakovui vietą. Taip. Ne, tai aš sakau, Margarita yra unikalus žmogus. Apskritai, jeigu ne šitas krėslas, aš nukryščiau. Ne, tai Pozniakovui reikėjo nufilmuoti, reikėjo vietos, kur nufilmuoti. Tai mes apvažiavome, pradžioj norėjom Kyviškę padaryti, Kyviškės angaruose, bet ten nebuvo galima elektros prijungti. Tai tada Kalnų parke. Ir Kalnų parke, kad padaryti, pats linksmiausias dalykas, susitarėm su ta milicijos mokykla, kuri čia buvo Trakų gatvėje, ta milicijos mokykla, kad jie budėtų. Ir kino kadruose ten atrodo, kad yra priešpriešą, taip sumontavo Pozniakovas. Iš tiesų tie jauni kursantai buvo nepaprastai laimingi. Patys lingavo. Jo, taip, ištrūkė. Aš buvau tam koncerte. O koncertas, reiškia, o minė susirinko labai linksma istorija, nebuvogi galima nieko informacijos platinti. Tai mes Dalia su mašinėlė, tokia sena, kas atsimena, atspausdino nedidelį skelbimą, kad bus filmavimas ir iškabinome universiteto skelbimo lentoje. Ir tikėjomės, kad susirinks 100, keli šimtai žmonių, kiek ten Pozniakovui reikėjo. O susirinko 1000. Mes patys išsigandome. Tada dėl tų ir milicininkų per mažai buvo, nes mes turėjom apsaugą užtikrinti ir panašiai. Tai tas visas toksai, kaip sakoma, aš tik tai noriu pasakyti, kad būtent tas jaunimo toksai netikėtas entuziazmas staiga privertė susimastyti, kad jau laikas kalbėti apie nepriklausomą Lietuvą. O labiausiai liko patenkintas komjaunimas, nes būsimi Lietuvos milijonieriai, kurių nekilnojamo turto, jie susipirko geriausias vietas tada jau 89-90. Tai čia Konstitucijos prospekte susipirko, reiškia, sklypus, namus, pasistatė ten tą Ibrahimą, pasistatė daugybę dalykų ir dabar vietoj tų dalykų stovi dangoraižiai. O jie yra milijonieriai. Tai, Margarita, jūs jiem kaip čia? Ne, čia partija leido komjaunimui steigti įmonės. Nes Maskvoje tuo metu prasidėjo kooperatyvų steigimo valdymą. Aš būčiau šiek tiek labiau tolerantiška jų atžvilgiu dėl to, kad jie tuo metu rizikavo savo karjerą. Taip. Jie jau buvo užėmę ten kažkokias pareigas ir galėjo ten toliau, o su tais koncertais buvo neaišku. Pradėjo šaukti Lietuva, kažkas padaryti. Galėtų jums būti tam dangoraižiai Konstitucijos prospekte. Aš negavau net centą. Aš pasiskusiu Galiaudinovui. Ne, mes gaudavom dienpinigius, tiesa, 3 rubliai kažkiek, tai muzikantai ir mes pavalgyti koncertų metu. Aš parašysiu laišką jiems. Kažkiek 3 rubliai. Man šiandien atradimas.
Žiūrėkit, aš dabar šitą perskaitysiu. Grįžtant į Selo koncertą, Elvyra Valančiūtė sako, buvo puikus renginys. Aš kaip pagyvenusi teta su draugė stebėjom koncertą sėdėdamas ant suolo prie stadiono. Viskas vyko labai sklandžiai, masė žmonių buvo ir parke, ir džiaugiasi koncertu. Va, tai čia buvo iš tikrųjų manifestacija tokia, žmonių, kai jie dabar irgi gauna progą pademonstruoti kartu valią savo, jie ją pademonstruoja. Taip. Pademonstruoja.